Datome pavardė. Tai yra krepšininkas, kuris praėjusį sezoną rungtyniavo dar Italijoje, Ronaldo 2003 metais ir po to paklaidžiojo šiek tiek po NBA klubus. Jonas Valančiūnas atkovojo 15 taškų per rungtynes, 106 taškus iš viso. Jau yra tiek pat galimų ir turi kelialapį į Sloveniją. Ir tam čempionatui ruošiasi lygiai taip pat kaip ir Lietuvos ekipa. Jonas Valančiūnas 360 rungtynių ir visą laiką vidurkis 9 taškai, 2 atkovoti kamuoliai. Viena iš didesnių grėsmių Lietuvos rinktinės krepšiui. Iš italų pusės šiandien Jonas Valančiūnas labai toli nuo krepšio, sunkios kovos. Su daug diskusijų dėl teisėjavimo Lietuvos rinktinė pralaimėjo finalą šitame Akropolio turnyre, pralaimėjo šito ir pirmosios rungtynės, nors Lietuvos rinktinė, aišku, turi gerų šansus tą padaryti. Jonas Valančiūnas turi atkovoti kamuoliai ir 5 dabar taškai. Jonako Belinelli pelnė 12. Apsigina Lietuvos komanda ir greitai bėga, ypatingai nuo trečiojo kėlinio lietuviai į ataką. Gražiai tritaškį, nutraukdamas italų nesėkmių seriją. Mantas Kalnietis bando atsakyti dvitaškių, jo metimas netaiklus. Jonas Valančiūnas permainų taip pat, tačiau vaizdelį mes turime. Ir vaizdelis kol kas visai ne ir panašu, kad Lietuvos rinktinė iškovos pergalę. Šį vakarą Akropolio taurės turnyre Jonas Valančiūnas krauna.